Mes gyvename perskirtame laike. Pažiūrėkite, viena pusė nuolat skuba, matuoja laiką milisekundėmis, žiūri į ekranus, planuoja. Čia laikas yra pinigai. Valiuta, kurią reikia išleisti efektyviai, kitaip prarandi viską. Štai jie, skubantis veidai, įsitempę pečiai, akys įkalintos skaičių bei pažadų. Jiems visada reikia daugiau. Ir jie niekada nesustoja paklausti, kam. Bet egzistuoja ir kitas laikas. Ten minutės neskaičiuojamos. Ten laikas yra ne linija, o amžinas ratas. Saulėtekis, vidurdienis, sutema. Tai laikas skirtas pajusti. Palieskite seną apsamanojusią plytą. Stebėkite, kaip lėtai rūdyja metalas. Tai nėra apleistumas. Tai lėta metamorfozė. Šiame pasaulyje viena minutė, praleista tyliai stebint debesį, sveria tiek pat, kiek valanda šiuolaikiniame biure. Klausiate, ar esame laisvi, kai valdome savo laiką, ar tada, kai laikas mūsų nebekontroliuoja? Štai kur esminis klausimas. Šis amžinas kontrastas apibrėžia ir mūsų turtą. Vienų namus užpildo daiktai, kurie žiba, bet jei atimsime tą blizgesį, kas liks? Tuštybė. Slegiantis ir šaltas šių sienų spindesys ne visada pripildo sielą. O štai kitas turtas. Dėvėti, bet prižiūrėti batai, sutaisyta sulūžusi kėdė, tai ne prabanga, tai istorija. Kiekviena žymė ant tų daiktų pasakoja apie gyvenimą, o ne apie pirkimą. Šie žmonės galbūt neturi daug, bet jie turi erdvės kvėpuoti. Jų jėga – santykiai ir bendrystė, o ne sandoriai ir atsargos. Jei atimtume iš jų abiejų viską – pinigus, statusą, prabangą, kas liktų? Tik žmogus. Ir tas žmogus visada trokšta to paties – tikrojo ryšio ir prasmės. Kontrastai egzistuoja ne tam, kad mus atskirtų. Jie egzistuoja, kad pabrėžtų vienas kitą. Šviesa neverta nieko, jei nėra tamsos, kurioje ji gali spindėti. Tyla tampa galinga tik po triukšmo. Mes nuolat renkamės naują ar seną, skubu ar lėtą, pelningą ar prasmingą. Bet galbūt mums nereikia rinktis. Galbūt mums reikia viso spektro. Mums reikia greičio, kad įvertintume ramybę. Mums reikia prabangos reginio, kad suprastume, kokia vertinga yra kasdienė duona. Gyvenimas yra tarp dviejų polių, kaip auksinė plunksna ant svarstyklių. Ir tikrasis turtas ne tai, ką turite, o tai, kiek pusiausvyros randate tarp to, kas sena ir nauja, tarp to, kas skuba ir to, kas kantriai laukia. Raskite savo pusiausvyrą, raskite savo kontrastą. Jūs esate tas aidas, kuris jungia visus pasaulio skirtumus. Thank you.